36, dabar jis vedė 92. Kaip jisai mąsto apie gyvenimą? Nu, vat, Aleksai, žiūrėk, tu esi, reiškia, sveikuolis, kuris yra vienas iš tokių, na, sakyčiau, kiečiausių pavyzdžių mūsų mokyklos. Mažai tokių yra. Nu, tikrai 10-uką patenki. Pavyzdingų sveikuolių iš 30 000. Todėl aš, manau, būtų didžiulė klaida, kad tu nepakalbėtum visuomeniai apie tai, ką tu sužinojai, išmokai šičia. Kada pirmas sykį žengiai pirmą žingsnį Palangoje čia mokykloje pas mus? 92 metais, 1992 metais. Aha, atvažiavai ir kas atvedė? Vat koks tikslas? Kiek tada, kokios gal rūpesčiai, gal kas tada buvo? Kažkaip tai užsimaniau būti sveikas ir ilgai gyventi. O svoris netrūkdė tuo metu sveikatai? Na, tai ir buvo vienas iš tokių faktorių, kad buvo tiesiog sunkumą jaučiau, kadangi turėjau tą viršsvorį didelį. Tai kiek? 136 kg. O dabar? Dabar 92. Nu tai, jeigu reikėtų pasakyti kokius 3 dalykus, kurie nulėmė šitą permainą ir kurie iki šiol taip puikiai tu jautiesi, laikaisi tvirtai, pavyzdingai. Na, pirmas dalykas tai tikriausiai tikslo siekimas. Reikia visą laiką turėti kažkokį tikslą ir link jo eiti. Na, antras dalykas tai atras save tame kelyje ir tiesiog gautas priemonės, kad tuo keliu eiti. Na, o viena iš tokių priemonių tai kaip tik sveikatos mokykla. Kadangi pačiam ten, sakykime, suprast, kaip teisingai maitintis, kaip sportuoti, kaip grūdintis, metodinės medžiagos gauti dėl psichologinio pasiruošimo, dėl dvasinio pasiruošimo yra sunku. Ir dar vienas dalykas, kad kada tu atvažiuoji į mokyklėlę, tai čia yra tokia bendruomenė susiformuoja ir tu visą laiką tiesiog gyveni tuo agregoru. Tas agregoras tai yra, kada visi eina viena kryptim. Ir tada pasidaro be galo gera, lengva ir... Sakyk, tokių žmonių kaip buvai, kurie sveria 120, 30, gal dar daugiau. Ir sutinki ir dabar, ne, tokių aplink save draugų, bičiulių tarpe. Tikrai šnekant daug, arba... Jie tave klauso, mato tave. O kodėl jie nenori keistis? Kas labiausiai jiems, kas trukdo jiems labiausiai? Tingulys, visuomenės požiūris, sakykime, tu esi kaip tokia, gal ne balta varna, bet pilka varna. Bet jie operacijas daro, eina, dejuoja, serga, ir vis tiek tingi ir viskas. Kad jie visų pirma negyvena galbūt pilnaverčio gyvenimo. Kai vyrai, nežinau kaip moterys, bet jie gyvena ir pilnaverčio gyvenimo, aš skaitau. Kitas dalykas, tas sunkumas, nes jeigu sunku kūnui, tai tikriausiai sunku kažkur tai ir dvasiai. Ir sielai. O kaip tavo atrodo, matai daug žmonių, agitavai ne vieną, Lietuvoje permaina įmanoma ar ne šitoje srityje? Arba ko reikia, kad tai įvyktų? Iš tikrųjų tai permainos vyksta, bet aš išskirčiau, galbūt kelis etapus. Matosi, kada žmogus pradeda intensyviai sportuoti, bet jį domina tik tai jo fizinis kūnas. Tokių daug yra. Jis sportuoja sporto centruose, sportuoja gatvėse, bet tu matai, kada žmogus susikoncentravęs tik į savo fizinį kūną ir metodiškai atidirbinėja, sakykime, ten bėga arba važiuoja su dviračiu kilometrus ir... Gerai, sakai kūnas. O ką tu daugiau radai išskyrus kūną? Tai yra kaip pirmas laiptelis, sakykime, laiptelis yra toks, kad pirmas laiptelis tai yra žmogus visą laiką galvoja, kaip patenkinti savo fiziologinius poreikius. Antras, tai, sakykime, gauti gerą darbą, būstą. Trečias jau jisai nori dar geresnį darbą, dar geresnį būstą, dar didesnį atlyginimą. Ir vis tiek jisai, besijausdamas laimingas, pradeda ieškoti dvasinių vertybių. Tai gyvenime gerai, kada tu iki to prieini ir pasilieka dar pas tavai didelis gyvenimo tarpas, kada tu beieškodamas tų dvasinių, tada pradedi tobulėti ir puikiai pradedi suprasti, kad
tos materialinės vertybės tau nieko neduos. Tai vat, kada aš kalbu apie tos žmonės, kurie intensyviai sportuoja, tai jie, ir mano toks pirmas buvo noras. Aha, kadangi aš esu turtingas, tai aš noriu, reiškia, ilgai tu naudotis, skaniai valgyti, turėti daug gerų daiktų, sakykime. Vat, tai pirmas toks poslinkis, o ilgas ėjimas tuo keliu privedė prie to, kad tu tiesiog pradedi suprast, kad nesi tu laimingas, turėdamas daug materialinių vertybių, kad tau reikia iš tikrųjų kuo mažiau materialinių vertybių ir kuo daugiau dvasinių turtų. Nes kaip sako išminčiai, nori būti laimingas, neturėk norų. Tai yra, aišku, kraštutinumas, bet jis pakankamai teisus. Na, bet kaip nekeista, žmogus tai suvokia arba ateina iki atsakymo apie tai, ką minėjai apie dvasinį gyvenimą, dažniausiai tada, kada jau visai blogai. Arba prarado sveikatą, arba prarado turtus savo, tada jis griebėsi į gyvenimą, puola į depresiją ir tada jau ieško dvasininkų, kad jam padėtų. Sutinku. Gal galima anksčiau, kaip nors padėti? Netgi tampa filosofų kažkuria tai prasme, pradeda pateisinti tas netektis, tus sunkumus, kurie jį užgriuvo. Be abejo, reikėtų tą daryti anksčiau ir kiek aš galiu, sakykime, matau, tai aš matau vieną dalyką, kad iš tikrųjų tai asmeninis pavyzdys greičiausiai daugiausiai duoda tiem žmonėm, kurie matydami tai pradeda, reiškia, irgi sekti tavo pavyzdžių. Tai kitaip sakant, jeigu mes dabar apie tai šnekame, apie asmeninį pavyzdį, o šiandien mūsų valstybėje ta generalinė politika šito neliečia dar kol kas, tai kūrė programas visuomenė, visuotinas tokias urminės, kad visi kartu. Tai galbūt, negalbūt, bet tikrai turbūt 20 kartų pigiau kainuotų investuoti į atskirus žmonės, jų ieškoti, juos raginti ir atsiradusius taip remti, kad jie tikrai, reiškia, taptų pavyzdžiais ir turbūt kainuotų tas mūsų perversmas sveikatos žymiai pigiau, jeigu eitume būtent į žmonės, o ne į kažkokias tai programas, kurios iki šiol matome yra bevaisės. Viskas tai yra teisinga, bet aš galvoju, kad tai kol kas šiandien dieną iliuzinis toks suvokimas. Iliuzinis kodėl? Todėl, kad, sakykime, yra sveikatos apsaugos ministerija. Tie žmonės, nuo kurių tai priklauso, jie visiškai yra ne to plano žmonės. Jie masto, jie galvoja, kad kaip jau ligonį, sakykime, jau ligonį išgydyti. Čia irgi atskiri metodai, apie tai galima kalbėti, bet mes kalbam apie tai, kad padaryti taip, kad žmogus netaptų ligonį. Gerai, tai taip išeitų, kad ko gero visiškai realu ir teisingiausia būtų iš viso palikti tą ligonių ministeriją ligonėms tvarkytis, kol žmonės patys suvoks, kad negali ligoniai, negali, reiškia, vienas kitą ištraukti baroną Miunchausenas, kitą Miunchauseną už plaukų. Tai galbūt atskirkim sistemą sveikatos visiškai atskirai, sujunkim ten kūno kultūros, ten dabartinės sveikatos, ten į vieną vietą ir galbūt labiau, o galbūt žmonių būrį suburkim, sakysim, kažkur tai, kurie tau jau padarė, kad jie rodytų pavyzdį ir galvodami kitus vestų paskui save. Gali būti, bet nesu čia didelis specialistas, bendrai sveikatos apsaugos sistemos nesu specialistas, kadangi nesinaudoju teikiamom paslaugom. Stengiuosi gyventi taip, kad man jų neprireiktų. O jeigu man prireikia, tai aš tada moku iš savo kišenės, tai tas mane labai sudrausmina. Tai mano toks požiūris į šitą, aš galvoju, kad jis yra teisingas. Manau, kad daugybė ginklo brolių, kurie turėjo tokius parametrus, kaip pats prieš 20 metų, paklausė šito pokalbio mūsų, galbūt arba mūsų susiras, arba patys pagalvos. Knygų dabar daug yra, bet tiesiog jie turi žinoti, kad jeigu tu šiandien žengsi ir tikiesi to, ką eini, tai neišvengiamai tu laimėsi prieš visas bėdas ir savo jeigu eisi teisingai. Ką galiu patarti iš savo asmeninės patirties, tai koks tu bebūtum, reiškia, kietas, kitaip šnekant, kad ir dabar man prisiversti ryte padaryti mankštą, nubėgti, reiškia, ir panerti jūrą yra sunku. Labai lengva, kada yra tokia bendruomenė, kada tu čia atvažiuoji ir kada visi kartu, vėlgi pavartosiu Agregoras tą žodį, kada visi tą linkme ir masto, bėga ir daro, tai tada viskas labai lengva. Taip, kad aš galvoju, kad iš tikrųjų teisingas kelias būtų steigti tokias mokyklas, kad jų būtų daugiau, kad ten dirbtų pasišventę žmonės tam reikalui ir aš galvoju, tada galima kažką tai čia pakeisti.
Tai verta būtų va tokius žmonės kviesti, negalėti jam atlyginimo, nes jie iš tiesų yra dažniausiai vertingi žmonės, ir kurti tokius sveikatos namus, juos ten įdarbinti kur nors, pamiškėse, paežeriuose, kiekvienas miestelis, kad jį tokį turėtų tokią vietą, ten jau po truputėlį tuos žmonės, kurie pribrendė tiem, kviesti, kad jie eitų patys tokiu. Aš galvoju, kad verta, bet greičiausiai, kad tai vėlgi nebus įgyvendinta, kadangi vėlgi viskas priklauso nuo požiūrio, o šiandien dienai valstybėje toks požiūris, kad negalvoju, kad tam bus skiriami kažkokie tai papildomi. Nu tai ką, reikia revoliucijos. Revoliucija vėl blogai. Revoliucija žūna. O evoliucija labai, mes jau čia 25 metai svajojam, ta evoliucija mūsų stringa ir matosi, kad kažkas vyksta jau jaunimo tarpe. Negi mes suprasdami, kad, žinom, Mozės istorija, tai ką, negi mums reikės metų dar 40 laukti. Greičiausiai, kad taip. Nu kągi, Aleksai, aš tikiuosi, kad ne. Manau, kad greičiau bus. Pagal Bibliją yra taip, 40 metų Mozė vedžiojo žydus po dykumą ir kas 13 šitam pasaulyje yra nenaudėlis. Ja. O mes jau vaikščiam 25 metai, reiškia liko 15. Nu va, tai ką, ačiū. Taip ir daug. Sėkmės. Ačiū, Dainiau. Ačiū.